Labas, aš Asta. Aš esu moteris. Miego trūkumas. Nėštumas buvo planuotas. Vaikelio tikrai laukiame, jam ruošiamės. Tiksliau pačiam gimdymui labai ruošiamės, lankėme kursus. Lyg ir buvau pasiruošusi tam, kad vaikutis auginti nėra lengva, bet pradžia buvo tikrai sunki. Gal tiksliau baisi, nes viskas nauja, nežinai kaip ką daryti. Vis tikėjausi, kaip vėliau bus lengviau, ir tik praėjus metams supratau, kad lengviau jau nebebus. Lengviausias etapas jau praėjo ir tampa tik sunkiau. Pasirodo, pradžia nebuvo sunki, tik baisi ir nauja. Kad ir kaip bebūtų, šios patirties ir savo dukrytės į nieką nekeiščiau. Ji yra geriausia, kas man nutiko gyvenime. Labai nuostabu matyti, kaip iš tokio mažulyčio kūdikėlio užaugo vis savarankiškesnis vaikas. Tik planuojant antrą vaiką, arba jeigu kas prieš susilaukiant vaikų paklaustų patarimo, kaip pasiruošti, patarčiau apsvarstyti, kaip užtikrinsite savo poilsį ir išlaikysite energijos resursus, iš kur gausite pagalbos ir kaip palaikysite santykių su vyru. Paskutinis aspektas ypač svarbus, nes kad ir kaip ruošiausi naujam etapui, nepagalvojau, kad šalia vaiko auginimo reikia įdėti ir nemažai pastangų puoselėjant santykių su vyru, nes šiam momentui esame ne vyras ir žmona, o labiau tėtis ir mama. Mama Aurelija. Jo, labai buvo juokinga, kad atsakiau apie miegą trūkumą. Ir čia apie tą patį, apie tą nuovargį ir kad kuo toliau, tuo sunkiau. Jo, tas toksai visą laiką skambėdavo maži vaikai, mažos bėdos, dideli vaikai, dideli vargai. Paskutinis aspektas ypač svarbus, nes kaip ir ruošintis naujam etapui nepagalvojau, kad šalia vaiko auginimo reikia įdėti ir nemažai pastangų puoselėjant santykius su vyru. Iš tikrųjų labai toks sakralus momentas yra toks svarbiu momentu tu gali prisiliesti ir įtakoti tolimesnę eigą. Tiesiog tokiu kažkokiu tai nežymiu žodžiu, nežymiu kažkokiu tai darbo ir kai matai paskui, kaip keičiasi iš visas sistema, visas gyvenimas, sakykime taip, tuo momentu šeimai, tai tiesiog labai džiugina. Aplinkiniai artimi žmonės, iš tikrųjų. Aš pati irgi, kai pagimdžiau, neturėjau artimųjų, buvau kitoj šaly, bet ta bendruomenė, kuri buvo aplink mane, labai smarkiai palaikė ir tik tai jų dėka išsilaikiau ant vandens ir nenugrimzdau kažkur tai.